viršūnės žmonių. Šitais laiptais. Kažkur aukštyn, čia pačios atėjome ir virš. Sveiki bičiuliai, sveiki YouTube draugai, sveiki visi keliautojai. Spalio mėno temperatūros yra labai nereguliarios ir šį spalio mėnesį turime netgi 20 laipsnių šilumos. Taigi aš ir Donatas nusprendėme pakeliauti šį šiltą spalio savaitgalį ir esame Peak Districto nacionalinėme parke ir judėsime Jakabo Ladder taku, kuris štai čia atsiras šalia manęs. Galite pažiūrėti, kaip atrodo visas takas. Visą savaitgalį, kuprinės pilnos, jėgų pilni, daug šypsenų, judam į taką. Čia turbūt vienas iš paskutinių gražių savaitgalių Jungtinėje karalystėje, dėl to žmonių visa eilė. Prie kiekvienos viršūnės žmonių. Pirmosios dienos pusę kelio jau įveikėm ir priėjom vieną iš populiariausių šio nacionalinio parko vietų, Jakabo Kopečios vadinasi. Čia šitais laiptais kažkur aukštyn ir užlipsim ant kažkokią kalną ir pažiūrėsim, kas čia per daiktas ir kuo čia yra populiari šita vieta. Ramiai su Donatu į kalniuką po biškį kylam. Ir va štai šito taku ten į viršų ir tada šito visų kraštu turėtume užkilti aukščiausią dienos tašką. 600 metrų kažkur Kinder Scout vadinasi viršūnė. Žygelis tęsiasi sėkmingai, dar nei vienas kol kas nuo kaulo nenudrybom. Pasižiūrėjus į žemėlapį, žygelis ir visi jo ypatumai atrodė įspūdingai. Bet dabar lipant į šį kalną taip nebeatrodo. Sustojame jau 14 kartų pailsėti, nes kalnas tai ten iš apačios atėjom ir į viršų. Nes su šitom kuprinėm žodžiu nejuoks. Po sunkios dienos mūsų apdovanojims. Reikia atspūsti. Į sveikatėlę. Labą rytą, bičiuliai. Antroji mūsų žygelio diena. Po biškių apakuojamės. Donat užkaitė arbatėlės. Laukiam pusrytėlį. Išsimiegojam. Liko dar šiandien apie 12-13 km, gal kiek daugiau, judėsim link Mamtor kalno. Pernakvojom visai neblogam kempingėlį, 9 svarai už palapinę. Ir štai esame štai čia šalia Hayfield miestelio ir judėsim į viršų. Ant žemėlapio parodyta, kad laukia 500 metrų kalnelis. Judam.
Viskas, draugai. Grįžom 30 km, 50 000 žingsnių, 2 dienas ir žygis baigtas po Mamtor ir visą šitą regioną. Ačiū, kad keliavot, nepamirškit paprenumeruoti ir gerų kelionių. Iki susitikimo, iki kito karto. Iki.